Ar kada nors jautėsi taip, tarsi Dievas būtų per toli, tarsi jis tyčia atidėlioja, kai tu meldiesi ir lauki. Evangelijoje pagal Joną 11 skyriuje pasakojame apie Lozorių, kuris susirgo. Jos seseris Marija ir Morta išsiuntė žinią Jėzui. Tas, kurį myli, serga. Tačiau skaitydami Jono Evangelijos 11 skyriuje 6 eilutėje matome netikėtą žinią. Visgi išgirdęs, kad tasai serga, Jėzus dar 2 dienas užtruko ten, kur buvo. Kodėl Jėzus delsė, jei jiems rūpėjo? Ar tai reiškia, kad jam nerūpėjo? Priešingai, Biblija aiškiai sako, kad Jėzus juos mylėjo. Tai primena svarbią tiesą. Dievo tyla nereiškia jo abejingumo. Kartais jo vėlavimas yra tikslingas, kad būtų apreikšta jo didesnė šlovė. Mes galvojame, Dievas privalo veikti dabar. Bet Dievas sako, mano mintis yra ne jūsų mintis ir mano keliai ne jūsų keliai, sako viešpats Izaijo 55:8. Jis veikia kitaip, bet visada teisingai. Jei dabar gyveni laukimo sezone, prisimink, jis neskuba, jis turi tikslą. Jis neverčia durų, jis atveria jas tinkamu metu. Klausimas tau, ar gali pasitikėti Dievu ne tada, kai atrodo, kad jis tyli?